Mes manome, kad vienas iš lietuviškos pirties populiarinimo būdų yra organizuojami įvairūs ir nepaprastai įdomus vanojimo čempionatai. Kiekvienais metais Vantos lapas rengia Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuves ir Harvija taurė profesionalių pirtininkų vanojimo čempionatą. O Pirties spa federacija organizuoja Lietuvos vanojimo čempionatą. Lietuvos vanojimo 11 čempionatas. Didelio skirtumo gal ir nėra, bet jau viskas yra išgryninta. Jau žinom, kokie yra teisėjai, kad būtų nešališki, iš kur juos pakviesti. Čempionato dalyviai jau susirenka profesionalai dėka Vantos lapo. Pirtis tai pakankamai intimi erdvė, kurioje esi tu ir pirtininkas. Parodyti savo meistriškumą stebint žiūrovams ir kompetentingai komisijai dažnam pirtininkui yra didžiulis iššūkis. Kodėl jūs dalyvaujate čempionate? Jeigu nori tobulėti, tai reikia dalyvauti. Dėl to, kad kai dalyvauji, tai tada ruošiesi, galvoji apie tai, tame esi ir tame būni žymiai daugiau, negu kad įprastai nedalyvauji. Savo tokį iššūkį priėmiau. Vladas man pasiūlė, sako, ar nori dalyvauti, tai kodėl ne? Tai vis toks iššūkis, patirtis. Tai va, tokia džiugi patirtis. Ačiū modelį, kad mane palaikė, vakar šaltą vanojimą išlaikė. Šiandien šilta, žiauriai gera. Tikrai jaučiausi gerai, kad suprastumėt, visą laiką šypsojus. Kaifavau ir šypsojus. Ir aš irgi. Esu, kaip ir minėjau, didelis pirties fanas, mylėtojas. Dažnai einu pasipirti, stengiuosi toj pirty kažko išmokti, ką išmokstu, stengiuosi kitus pamaloninti. Ir ta prasme, nėra daug tų čempionatų, norisi dalyvauti, norisi parodyti, ką išmokai, norisi kažkiek pritraukti kitų žmonių, kad ta pirtis klestėtų, kad būtų jinai žinoma, kad kuo daugiau žmonių eitų į pirtį, kad kuo daugiau žmonių rūpintųsi savo sveikata, pirtis gera sveikata. Kada aš dalyvauju, man malonu sutikti savo draugus, kolegas, su kuriais galbūt pasitinkam per tas šventes arba pirtim. Dažnai susitinkam iš tikrųjų, bet tas pasivaržyti iš tikrųjų pasiimti kažkokį tai ir idėjų. Nes kartais sudalyvaujant pamatai tokių mažų dalykų, kurių tu pats praleidai. Jūs būni pamiršęs arba paprasčiausiai nebenaudoji, pakeiti kitais, o jie kartais būna tokie paprasti ir labai geri, labai skanus. Tobulėjimą, laiką su draugais, atrodo, kad to laiko nėra paroj, jau niekada neužteks, bet užtenka įterpti ir pasitreniruoti gali ir viską prisigalvoti. Tai para guminė. Kaip 11-ojo Lietuvos vanojimo čempionato dalyvius vertina teisėjai? Latvijā notiek līdzīgas sacensības. Pēdējās, ko tiesāja Latvijā, bija jaunie pirtnieki līdz 3 gadu pieredzēji. Un tādus tiesāt ir diezgan viegli, jo līmenis ir tuvs labam līmenim, cilvēki cenšas, ir kaut ko iemācījušies, jā, bet tomēr tie ir 3 gadi. Šeit pie Vladasa jau ir profesionāļi, kas uzstājās, un jau ir grūtāk. Katram ir savi akcenti, savas nianses, ievirzes, un salīdzināt, kas ir labāk, balts vai apaļš, jā, nav tik vienkārši, jā, tāpēc žūrijai ir jāpastrādā. Līmenis konkrēti vienam dalībniekam, kas bija arī pagājuši gadu. Šodien es redzēju viņu pavisam citā amplua, bija ļoti interesanti vērot, ka viņš kā cilvēks, laikam kā personība, ir izmainījies. Viņam bija cits pavisam sniegums. Arī pagājuši gadu bija labs un šogad labs, bet tā bija pavisam jau cits dalībnieks. Ja. Tas bija ļoti interesanti to redzēt. Puikus lygis, aukštas lygis ir tikrai reikėjo pasukti galvą, kaip ir pradžioj minėjome, rasti tas vietas, prie kurių galėtumėm kaip teisėjai prisikabinti, nes bendras lygis buvo pakankamai aukštas ir tai labai puiku, kad lietuviška pirtis jinai eina į priekį ir su kiekvienais metais vis labiau ir labiau ir labiau. Visi praktiškai pirmos vietos verti, taip mano akim pagal vertinimą taip ir buvo, vienam pakišo biškį jaudulys,
Kitas sužavėjo, nustebino, nes, taip sakant, kai pas jūs tauriai buvo atėjo, žinant, kad žmogus turi potencijos ir visą ką, ir tas buvo, padariau belė kaip, ir dabar per pasistatėm, važiuoju, galvoju, toks variantas. Ir tai, ką jis parodė gariniai, buvo wow. Praktiškai visi 5 dalyviai verti pirmos vietos. O ką apie savo pasirodymą mąsto patys dalyviai? Norėjau parodyti, kad pati domiuosi augalais, daug jų naudoju savo pirtyse, tai norėjau ne tik vanojimą, nors ir vanojimų čempionatas, bet įtraukti ir savo kažkokių mėgstamų tokių razinkų, detalių, tai sugalvojau apie airus. Kaip tik dariau hidrolatą ir šiuo metu skinu ir galvoju, pajaučiu, kad tai galėtų būti tema, apie ką bus šitas vanojimas. Maniau, kad tas 15 minučių bus labai prailgs, labai ilgai, bet labai gera patirtis, tikrai. Džiaugiuosi, kad dalyvavau. Manau, kad laukiu toliau, ką patobulinti, ką dar sugalvoti. Pasisekė su modeliu, labai faina, kad pažįstu tą žmogų. Manau, gerai, įdomu patirtis, kad tiek akių žiūri, neįprasta. Tai labai džiaugiuosi, kad čia esu. Paskutinė, uždariau. Matysim, kaip čia sekės, lauksim rezultatų dabar. Taip, maždaug pavyko, ta prasme pavyko, bet šiek tiek keletą akcentų, kuriuos turėjau padėliojęs prieš pasirodymą. Ne to eilėj sėdėjau. Jeigu teisėjai neįžvelgia to, tai gerai, jeigu įžvelgia. Nepraleidau, bet eiliškume biškutį su užvedavimu šiek tiek. Ne taip įstojau. Bet iš esmės visas sumanimas, ką buvau paruošęs, viskas gerai, garinė, žmonės šalia, žiūrovai. Šiek tiek ir norėtas biškį erdvės kažkiek, bet viskas gerai. Vanojimo čempionate dalyvauju pirmą kartą, dėl to labai buvo įdomu stebėti garą ir suprasti, kaip tas garas su mano padavimu arba prašymo pagalba, kaip jisai elgėsi. Pavyko pasirodymas, viską, ką planavau, tą ir įgyvendinau. Džiaugiuosi, kad nebuvo kada galvoti apie stresą, tiesiog reikėjo daryti ir dar kartą daryti. Buvo šiek tiek jaudulio, kaip ir visą laiką prieš kiekvieną čempionatą, niekada negaliu su to susikovoti, visą laiką jis atsiranda. Tai pradžioje gal kažkiek jis pasijautė, paskui įsivažiavom ritmą, manau, pasidarėm viską, ką buvom planavę. Manau, kad viskas pavyko, tikimės sužiūrėsim, kaip teisėjai vertins, kaip žiūrovai vertins, tai paliekam viską jų teismui. Manau, kad viskas gerai. Ką mokėjau, tą parodžiau. Nėra dėl ko jaudintis. Kai mokė, darai ką mokė. Kai nemokė, tada minčių milijonas gal ir nepadaryčiau. Bet iš tikrųjų tai ramiai labai praėjo, užtikrintai. Nežinau, kaip žiūri, vertins, matysim. Biški buvau susinervinęs, kai pasakė 10 minučių, ale jau 5 praėjo. Ir tada biški tempo, biški kažkur tai niuansų, kurių galima praleisti, neparodyti kitam čempionatui. Valia, mes išvanuoti. Lygiai grečiai su Lietuvos vanojimo čempionatu vyko ir tarptautinis pirties kongresas, kur jo dalyviai ne tik skaitė pranešimus, bet kai kurie suspėdavo ir žvilgtelėti į vanojimo pasirodymus. Konferencija yra 12 svečių, jie irgi iš viso pasaulio yra, tai yra ir iš Italijos, iš Latvijos, iš Londono. Labai įdomios temos, iš tikrųjų net aš nejau kaitintis, nes man labai temos įdomios buvo ir sėdėjau konferencijoje. Ну, я не специалист по технологии парения, но мне очень понравилось присутствовать здесь, познакомиться с людьми из банного мира, Литвы. Конечно, у вас здесь банная культура намного более развита, чем у нас в Лондоне, в Великобритании, поэтому я очень много чему научился, подхватывал очень интересные идеи и буду возвращаться домой и постараться какие-то из них применять у нас. Поэтому всем большое спасибо, в частности, Владаса за приглашение сюда. Asmeniškai aš pirmą kartą, prieš tai buvęs kolega mano rėmė, žinau, tikrai ne ilgą laiką jau, tai tiesiog įsipareigojau tęsti gal šitą tradiciją. Kiek žinau, kad labai smagu. Ta pati bendruomenė, visa pirčių šiaip labai fainai, visi labai šiltai priėmė, nors sakau, pirmą kartą nieko nepažįstu, realiai vieną kitą žmogų pažįstu. Tai kažkaip labai tikiuosi, kad ir kitais metais tikrai bus smagu atvažiuoti. Tikėjausi, kad čia bus toks paprastesnis renginys, bet iš tikrųjų labai viskas jaukiai, labai tokio aukšto lygio atrodo ir labai daug profesionalų, labai daug žinių, naudingų, patirties. Viskas labai gerai.
Didžiausia intriga buvo tai, kad Lietuvos vanojimo čempionate susitiko 3 Vantos Lapas organizuojamo Harvija taurėje 2023 čempionato finalistai. Ar prizininkų trejetukas išliks toks pat? Ar ankstesnėme čempionate iškovotos prizinės vietos nepasikeis? Tad netempiame gumos ir pranešame, kad prizininkų trejetukas išliko nepasikeitęs ir vaikinai apgynė pavasarį iškovotas vietas. Tad Lietuvos 11-ojo Pirties vanojimo čempionato nugalėtojai tokie. Trečioji vieta Donatas Monkevičius. Aplodismentai Donatui. Antra vieta. 3-4. Aplodismentai antroji vieta Erikas Vaitkevičius. Ir pirma vieta. Aplodismentai. Ir pirmą vietą laimėjo Marius Mikalauskas. Sveikiname! Lietuvos Pirties spa federacijos prezidentas Vladas Jokubauskas laimėjimą vanojimo čempionate palygino su sportu. Kaip sporte, vieną dieną tu esi stipresnis, kitą dieną daug lemiamų tokių dalykų. Poilsis, kaip tu pailsės, kokia nuotaika, aplinka, daug visokiausių elementų susideda bet profesionalumas vis tiek lieka, matosi vis tiek tie lyderiai. Tie tokie aukščiausios klasės tokie.